Sveikučiai. Aš labai atsiprašau, kad girdite kažkokį garsą, bet aš tik pradėjau, labai norėjau pradėti filmuoti, mano mama kaip tik pradėjo savo vonę tvarkyti, tai jeigu kažkokius garsus girdėsite, tai labai atsiprašau. Šiandien aš norėčiau padaryti trumpą pagrindinį video apie komentarus. Ir labai susilaukiu iš tikrųjų dviprasmiškų komentarų, kad tu dažaisi, žodžiu, kad dar papų neturi ir nenoriu sakyti vardų, bet pagalvokit ačiū, pažiūrėkit šitą video. Tas, kas parašė negražius komentarus, pagalvokit, kaip jūs įžeidžiat žmogų. Aš neprašau, kad jūs apie mane rašytumėt, kad ten, oi, tavo mamos rankinė. Mano mama visiškai turi kitą rankinę ir aš nežinau, kas su jumis, kas darosi šioj pas mus, kad komentarai yra tokie, kad Volva pasiėmė mamos rankinę ir tu čia sakai, kad čia tavo rankinė. Ne, tai yra mano rankinė ir aš neturiu prie nieko prikipti, ta prasme, kad jūs neprikipkit prie manęs, kad oi, va čia nais tavo mamos rankinė. Nėra mano mamos rankinė. Ir taip pat dar norėčiau paklausti iš tikrųjų, kokio video norėtumėt, nes kur dariau video prašau pagalbos, tokie tie komentarai. Ir noriu jūsų labai rimtos, labai tokios, tikrai labai rimtos nuomonės. Kokį video noriu, gal kažką pakeisti, kas jumis, mano video nepatinka. Ir taip pat labai norėčiau, kad jūs prašytumėt, ar norite, kad daugiau, ar kurčiau video, ar nebepurčiau. Nes tuomet aš atsižvelgsiu į daugelį komentarų ir pažiūrėsiu, ką aš galiu padaryti. Taip pat, parašykite komentaruose, nes žadu daryti giveaway ir aš dabar nevažiuoju tik kiek prenumeratorių turime, taip atrodo 40 ir iš tikrųjų esu ant tiek laiminga, kad netgi labai sunku kalbėti yra. Parašykite komentaruose, nes noriu daryti konkursą ar tai giveaway, atsidėkoti jums už tą 40 prenumeratorių, kokiu prizu noriu. Iš tikrųjų, šitas giveaway bus vienai merginai, kuri parašys, dabar parašykite komentarą, ko norite. Aš po to atsižvelgsiu tai ir kažkiek laiko aš padarysiu giveaway. Ir dabar nesakau, ką reikės parašyti, bet ta mergina, kuri parašys gražiausią komentarą, tai ir laimės. Tad, aš po giveaway info dėžutėj parašysiu savo elektroninį paštą, kur jūs man parašysite savo adresą. Jeigu nerasite, tai tada aš kažkuriam video parašysiu ir jūs tada sekit ir tada tikrai gausit. Bet jeigu per kažkiek, 3-4 savaitės negaunat prizų, tai jau tada rašykite komentaruose, aš kažką bandysiu daryti, nes tai reiškia, kad bus kažkas su mano paštu. Nes jau kažkas pasidarė. Arba tiesiog bandysiu kitame video daryti, kai bus kitas giveaway ir tada tai merginai dar labiau atsidėkosiu ir tada jau, kažkaip bus kitaip. Kažkokį kitokį dar prizą įteiks. Tai va. Tai ačiū, kad pažiūrėjote, rašykite komentarus, laikinkite ir prenumeruokite mano kanalą. Iki susitikimo. Ate!